Reikia susikaupti ir nusiteikti, kad bus nemažai diskomforto, kad širdis kalatosis visus galus ir nepasiduotum stresui. Nu čia jau buvo close call. 184 pulsas, bet čia yra tikslas išprievartauti kūną. 52 valandas recovery. Šiandien atėjau padaryti viso kūno sunaikinimo programos, kurią sukūriau po apsilankymo pas Charles Poliquin olimpinių čempionų trenerį, kai mes 8 dienas sportavom po 2 kartus per dieną iki visiško negalėjimo sporto salėj, kurioje buvo pavydas kibiriukas žmonėm, kurie norės išsiremti ir anot to trenerio tai yra visiškai normalu. Ir dažniausiai, kai žmonės sportuoja jau visiškai profesionaliam lygį, tarkim, olimpiniai čempionai, pasaulio čempionai, praktiškai tai nutinka kiekvieną dieną. Tai būtent šią programą sukūriau, į ją įdėjau tam tikrus metodus, kurie tiesiog taip stipriai suveikia, kad iš esmės, kiek trenirau šią programą sportininkų, atletų, įvairiausių čempionų, praktiškai visi neatlaikė to testo ir visi vieni. Tai pasižiūrėsim, kaip man seksis. Aš jau ilgai nedariau šios programos taip intensyviai, kaip noriu daryti šiandieną. Tai tam esu nusiteikęs, pasiruošęs ir žiūrėsim, kas išeis. Tai sudaro 10 pratimų ir galima daryti visus iš karto, arba galima daryti blokais. Aš šiandien darysiu truputėlį lengviau. Blokais 4 pratimai, juos suksiu 3 ratus, tuomet dar 4 pratimai, juos taip pat suksiu keletą ratų ir dar ant galo 2 pratimai. Gaunasi, kad vieną treniruotę mes padarome visą kūną, vadinasi pradžiai, sakykim, krūtinė, keturgalvis, nugara, dvigalvis, tricas, vidinė šlaunis, bicas, užpakalis ir blauzos ir pečiai. Tai gaunasi visom raumenų grupėm po vieną pratimą ir tai yra kartojama keletą ratų. Tai va, ir po to, jeigu dar būsiu gyvas, planuoju truputėlį daryti ir kardio ant dviračio, nes į tą programą taip pat viskas eina. Tai žodžiu, nusimato rimti reikalai, esu jau apšilęs, bet dar truputėlį eisiu apšilti ir su svoriais. Sėkmės man ir važiuojam. Tai prieš treniruotę, kadangi šių pratimų nedarysiu, tiesiog noriu truputėlį apšilti ir sutraukti raumenis pilnam susitraukime, kad truputėlį juos suaktyvuoti. Tiesiog pradžiai palaikau, suaktyvinu ir net nepratempinėsiu pilnai, nes tai darysiu kitais pratimais. Tiesiog sutraukiu, palaikau, nepilnai pratempiu ir stoviu pakankamai atgal, nes čia gaunas sunkiausia. Jeigu paeičiau priekį, būtų atvirkščiai. Pakeliu krūtinę aukštyn ir tiesiog porą pakartojimų su užlaikymu. Čia nesmė pasiekti negalėjimą, tiesiog noriu truputėlį suaktyvinti raumenis, juos pripumpuoti ir paruošti juos darbui. Dabar darysiu keturgalviui pilną susitraukimą lygiai taip pat. Tuomet atsimatuojam pagal savo kūno poziciją. Svorio taip pat nebus daug ir tiesiog visa esmė yra sutraukti ir palaikyti pačiam viršui. Ir net pilnai nenuleisti svorio, tiesiog padirbėti truputėlį sutraukimo pozicijai. Pilnai ištiesinu kojas, sutraukiu pilnai raumenis viršui, palaikau, net įleidžiu svorį, vėl pakeliu tiesiog suaktyvinimui. Čia naudoju apie 5 kg ir jau pradeda jausti, kaip raumenukai dirba, ir tiek ir užtenka, neužsipušinti iki makso. Dabar darysiu sutraukimus nugarai, taip pat naudosiu nedaug svorio ir darysiu tais patys sutraukimą. Super. Ir dar truputėlį aktyvuoti dvigalvį, jį apšilti, tai galite suparyti lenkimus stovint. Stoviu visiškai pilnai su kūnu tiesiai, sulenkiu koją, laikau klubus pastumtus į priekį, pilvo įtemptą ir tiesiog palankstau koją pačiam viršui. Čia svorio net nereikia, nes čia yra silpna pozicija, kur dvigalvis pilnai sutrauktas, tai čia ir taip gerai. Jeigu daryčiau taip, tai čia praktiškai svorio nebelieka iš karto. Tai visa esmė yra teisingą kūno poziciją išlaikyti, norint pilnai sutrumpinti raumenis. Kai jau prasidės normalios serijos, aš jau taip nepakalbėsiu, tai jau neaiškinsiu apie technikas ir kodėl ką darau. Tiesiog trumpi apšilimai čia. Nu ką, pulsas sukeltas, snariai aktyvuoti, apšilinėjau gal 25 minutės prieš tai grupiniai salytei, raumenis pripumpuoti ir dabar laukia 4 pratimų serija. Laikas dabar yra pasiruošti svorius. Ką darysiu? Tai pradėsiu nuo štangos spaudimo. Sudėsiu pirmai serijai apšiliminį svorį. Programą atliksiu su specifinė metodika, kurią pats sukūriau ir kurią planuoju filmuoti. Tai bus labai įdomios tokios serijos. Ok, štangos spaudimas, tada yra leg presas. Kadangi darysiu su gumom, tai jas užsimėsiu gal truputėlį vėliau. Pirmą suaktyvinsiu apatinę amplitudę, su mažiau svorio, bus tiesiog pauzė. Tada darysiu trauką nugarai. Tai traukai nugarai bus o toks reikalas. Ir galiausiai dvigalvis, o dvigalvis tiesiog bus lenkimai treniruoklių, tai nieko prašmatnaus. Nu ką, einu išgersiu minkių, angliavandenių, kreatino.
prieš darant tokią seriją reikia susikaupti ir nusiteikti, kad bus nemažai diskomforto, kad bus tikrai pakilęs pulsas, kad širdis kalatosis visus galus ir nepasiduotam stresui, kažkokiam nerimui. Tiesiog išlaikyti sąmoningą mąstymą, sveiką protą ir daryti kiek įmanoma daugiau, nes kūnas yra pasiruošęs, specialiai tam ruošiaus, dėliau visą krūvį, tai žinau, kad galiu viso kūno taip nubombinti, kad nesilsėsiu 2 dienas, šeštadienį, sekmadienį ir tik pirmadienį sportuosiu. Žymiai lengviau nebe full body. Tai jo, tai realiai pirma mano serija, visur bus pauzės. Tai laikysiu pauzę ten, kur sunkiausia ir pradėsim nuo spaudimo. Kūnas palsės, esu pilnai apšilęs, žiūrėjom. Dabar eis trečia serija, kur darysiu su grandinėm ir su gumom. Vadienas apkrausiu daugiau viršutinę dalį judesio, nors apačioj svoris vis tiek padidės. Tai čia bus 120. Nėra daug, bet sueis. Shit. Čia jau buvo close call. Dabar taip darysim. Dropas, nes buvo mažai pakartojimų specialiai. Ir be tos pakartojimus dadėsiu su mažiau svorio. Ir taip pat, žinoma, greitesniu tempu. Oh, shit. Vėl tas pats, kadangi mažai pakartojimų. Pagaliau dabar prie lengvesnės dalies eisim, kas sunkiausia jau praeitį. Bazė padaryta, dabar bus rankos, vidiniai 8 ir užpakalis. Tai bus pakankamai easy. Tai važiuojam tada. Pradėsiu nuo tęsimų su multigrip štanga, kai alkūnės bus šitaip, kad būtų jom patogiau. Kitas dalykas, darysiu žemyn galvą, kad išliktų apkrova viršui ir grandinės pasunkinti viršutinę dalį, nes apačioj čia gausis apie 5 kg apačioj krūvio, viršui apie 100 kg. Tai čia bus pirma serija, apšiliminė, po to tikriausiai didinsim svorį. Tai pradžiai padarysiu biškį pauzę, va čia kur sunkiausia. Lenkiu alkūnės, leidžiu link smakro. Ir tiesim iš rankų. Fainai. Dabar vidinė šlaunis. Iškart dėsiu visą svorį ir palaikysiu su full stacku. Sakės kaip riaužia. Dubens kėlimus darau ne su štanga, o tokiam treniruoklį. Kampas yra puikus, nugarą neįsiriečia, tai vis tiek, kad abiem kojom darant per mažai svorio. Čia yra 80 kg, tai kaip tai daros? Sėdu, siemu treniruoklį, nusileidžiu, tai šitaip, pasikeliu aukštyn. Tikrai būtų per lengva, dėl to darysiu po vieną koją. Taip, sulenkiu, tą pakeliu ir dirbu po vieną koją.
Vienas setukas praėjo apšiliminis, dabar reikėtų didinti svorius, 184 pulsas, bet čia yra tikslas išprievartauti kūną, kad jis atsigautų ir sustiprėtų. Ta dariau visą mėnesį Tailandė, kur variau tiesiog žiauriai. Ta 3 dienas ilsėjaus, grįžau į Lietuvą ir visiškai nebuvau nepaveiktas, realiai stipriai visų skrydžių, visą kitą, tai tiesiog grįžau sustiprėjęs. Dabar vėlgi, kadangi buvo poilsis ilgesnis 3 dienų, ištaškau, vėl poilsis, tai grįžtu prie naujų treniruočių. Dabar lauks vėl rankos, tik tais gali tekti didinti svorį. Ja, čia bus dabar iššūkis susidėti. Gerai, tricas 80 kg. Čia tas negatyvas, kai nebegalėsiu tikrai pakelti vieną kartą daugiau. Ir dabar dropą darysim. Jaučiu, pašausim dvigubą dropą. Tikslas baigtas, vidėje 8 vėl. Kaip atjungi greitai. Pirma serija taip lengvai sekės. Dropą. Gerai, su užpakalio apseisim. Ir tai per didelis, tai nedarysiu antros serijos užpakalio, užteks, bet padarysiu už tai pečius blauzdas. Niekad neužteks. Nu ir pastinis pečiam strukimui pilnam biškį atslošiu. Taip ir... Aš reikėtų per nugarą neįsiries, bet tai... Reiktų sprogstamą kaltą. Jau pabaiga, kol kas viskas kaip ir normaliai. 50 valandas sekoverį, okei? Dabar pasistiepsiu su abiejom ir nusileisiu su viena. Bus žymiai sunkiau. Ir tempia, nežinau, 3 gubai daugiau. Vėl pasikeliu su abiejom. Ir dabar leidžiuos vėl su ta pačia. Kadangi noriu gerų blauzdų, dar pašausiu sėdint. Tokių trenkių nedarau visą laiką. Kartą per mėnesį gausis, ar ne, netgi kas 2, o taip stipriai. Bet čia specialiai tam ruošiausi 1,5 mėnesio tokiai treniruotei. Darant pastebėjimus stovint, aš apkraunu blauzdos greitąsias skaidulas, o dabar darant sėdint, apkraunu lėtąsias. Po to gaunas, kad jom daugiau reikia apkrovos, daugiau pakartojimų, daugiau laiko įtampoj. Ir čia dirba daugiau išorinė dalis. Matin kaip dega. Bet negi tiek užteks, aišku. Negi neužteks. Apačioje įtempiu priekinę dalį blauzdų, kad jas suaktyvuoti irgi. Viršui maksimaliai sutraukiu, tarsi lenkčiau kojas save. Traukia net mėšlungis, atrodo. Pratempiu pilnai, nepaleidžiu įtampos. Vėl pilnai sutraukiu, kad skaudėtų rytoj, blėn. Dabar darau su maksimaliu pasipriešinimu, pats tempinėjai raumenis. Svorio mažai, tiesiog pačiam įskaitent, suaktyvint. Gerai, viršiuks. Ar galim biškį. Gerai, dabar jau tikrai viskas. Peties raumenys įprastai dirba, kai tu darai iki čia. Nuo čia prasideda mentės rotacija. Dėl ko visiems nuo čia iki čia yra sunku pakelti ranką, o iki čia praktiškai visi gali pakelti ranką. Dėl to labai apsimoka įdarbinti pečius. Yra apatinė trapecija ir dygliuotasis raumenys, kurie ir daro peties ir mentės visą rotaciją. Tiksliau mentės rotacija ir taip pat aprauna peties raumenys. Dėl to aš darau šitoj pozicijai, kurio tikrai žymiai sunkiau. Kuo daugiau pasilenksiu, to bus sunkiau. Atsilošiu, arba išsiriesiu, to bus lengviau. Gerai. Nu ką, šį kartą nebus kardio.
Kojas šeiki. Dariau lengvesnę versiją, bet vis tiek krūvis buvo, nežmoniškai didelis, su viskuom užtrukau realiai iki poros valandų. Aš įprastai tokią programą darydavau iki valandos, bet faktas, kadangi dariau dideliais svoriais, specialiai taip norėjau daryti, tai reikėjo biškį daugiau pailsėti. Sudeginau 1200 kalorijų, laikrodis rašo ilsėti 53 valandas poilsio. Dabar 2 dienas ilsėsios ir pereisiu prie 5 dienų splito salį ir po to po 2 savaičių vėl grįšiu prie full body, bet jau biškį lengvesnio krūvio. Jo, ir taip biškį maišysiu, koreguosiu, bet bendrai paėmus, kad tikrai būtų žopa, čia reikia varyti dar intensyviau, dar žiauriau su žymiai trumpesniais poilsiais, praktiškai jokių poilsių visiškai. Tai va, bet tai paėmus, sujungiau ir jėgą, ir techniką raumenų auginimui, ir ištvermę, žodžiu, viskas viena, tai tikrai rytoj ir poryt bus kūnas biškį padužęs, bet toks buvo tikslas. Turint omeny, kad grįžau iš Tailando prieš 3 dienas, tai esu patenkintas rezultatais, tai dabar reikia tiesiog pasilsėti ir, kaip sakant, pavalgyti normaliai ir toliau judinti. Tai va, tai čia nebandykit būtinai to atlikti patys, bet ateityje šitą programą sufilmuosiu, netolimo ateityje, ir bus galima visiems išbandyti realiai pagal savo pajėgumus. Tai laukit, nes čia yra gėris, kažkas tokio.